Tai visų pirma, aš esu Ramunė. Ir trumpiausia, kaip galėčiau save pristatyti, tai aš esu psichologijos praktikė. Ir turint mintyje praktikas, kurias aš praktikuoju, tai yra didelis spektras. Tai yra psichologija ne tik kaip psichologija, bet kadangi praktinė, tai galėčiau labiausiai pabrėžti šokio judesio terapiją, geštalto terapiją, konsteliacijas, muzikos terapiją, dramos terapiją. Bet jeigu orientuotis į mano išsilavinimą, tai visų pirma aš esu režisierė, o tuomet jau terapeutė, šokio judesio terapijos praktikė, kuri gali dirbti plačiame spektre. Nuo darbo su vaikais, jaunuoliais, paaugliais, moterim, vyrais iki darbo ligoninėse, padedant, dirbant reabilitacijos grupėje. Tai toksai gana platus spektras, bet kadangi turiu tą kūrybinį pirmąjį išsilavinimą, tai man labiausiai įdomu apjungti kūrybinius dalykus su psichologijos praktika. Tai susiję turbūt su ta mūsų tema, apie kurią ir kalbėsime, tai susiję su vidiniais archetipais, kurie gyvena mumise. Nes daugelis autorių sako, kad jau, kurie domisi archetipais, kad jau 2-3 metų mergaitę galime atpažinti kaip tam tikrą archetipinę asmenybę, kad joje atsiskleidžia tam tikri polinkiai. Na, pavyzdžiui, mergaitė, kuri mėgsta puoštis iš pat mažens. Galima sakyti, kad ji bus tokia afroditiška, orientuota į moteriškumą, grožį, ne tik jo demonstravimą, išjautimą, bet ir kūrimą. Aš tikriausiai gimiau su tam tikra Atėnės archetipinė tokia stipri energija, kuri sako, kad reikės, mano smalsumas mane ves mokytis. Ir tai vyksta nuo pat mažens, galima sakyti taip. Kad man bus įdomu tyrinėti, stebėti. Ir aš prisimenu, kad nuo mažens, būdama dar mokykloje, aš stebėdavau savo klasiokus ir galvodavau, nieko nesuprantu. Kad man atrodė, kad jie užsiminėja nesąmonėm, taip kaip išdykauja, taip kaip žaidžia. Man atrodydavo, kad tai yra labai, tais laikais atrodė, kad kvaila. Nes aš buvau stebėtoja, ta, kuriai įdomu, dėl ko jie taip daro, ką jie daro, daugiau tokiam atsitraukimo pozicijoje. Tai irgi polinkis į tam tikrą analitiškumą, atėniškos asmenybės. Tai archetipai gyvena mumise nuo pat mažens, galima tai prilyginti kaip tam tikrom sėklom, kurios sudygsta priklausomai nuo to, kaip rūpinamasi tą sėklą, į kokią dirvą jį patenka, kokie tėvai auklėja, į ką vaiką kreipia, ar jie pastebi natūralų grūdą, ar tiesiog keičia, auklėja, performuoja. Man pasisekė, nes mano tėvai buvo labai mylintis ir priimantis ir jie nieko specialiai neformavo. Jie leido man augti taip, kaip aš augau ir todėl aš augau tokia užsispyrusiai smalsi, siekianti savo tikslų tame etape, kai buvo ir Atėnės ir buvo šiek tiek paauglystėje ir atsirandančios Afroditės. Paskui atsirado ir Artemidė, kuris siekia savo tikslų. Man buvo svarbu išsikelti savo tikslus ir siekti jų, ką paskui mokiausi paleisti. Bet pradėjus eiti kelią terapinėme tyrinėjime savęs ir kitų, neįmanoma sustoti iš tiesų. Nes jeigu senais laikais
Tuomet, kada aš startavau, šokio judesio terapija Lietuvoje buvo nežinoma. Tai buvo vienas žmogus. Kai aš startavau, tai buvo 2006-2007 metai. Tai, žiūrėkit, dabar 25 nedidelis atrodo skirtumas, bet tais laikais niekas nežinojo, kas yra šokio judesio terapija, išskyrus, man teko girdėti vienintelį Dimą Kunickį, daktarą, kuris vesdavo savo pacientam šokio patyrimus, nes jis buvo ir tai či meistras ir domėjosi kūno praktikomis. Bet tais laikais aš tiesiog, galima sakyti, kad ariau tą šokio judesio terapijos dirvą Lietuvoje, išmokusi to svetur. Ir teko supažindinti žmonės, kas tai yra, kad tai ne šokis, kad tai kažkas tai giliau, kad tai kitaip veikia ir taip toliau. Bet tuomet Lietuvoje buvo populiaru geštalto terapija, šokio judesio terapija, iš senių laikų buvo psichoanalizė, kuri gal nebuvo labai populiari, bet jinai turi savo labai gilią šaknis. Ir nieko daugiau nebuvo. Mažai kas buvo. Psichodinaminė psichoterapija. Bet per tą laiką, kai aš mokiausi, atsirado daugybė krypčių. Ir jūs dabar jau žinote, kad tiek daug terapinių krypčių yra, kad galva gali apsisukti nuo tų pasirinkimų. Aš sekiau savo širdimi. Kai baigiau geštalto terapiją, kuri buvo man pradinė tokia pagrindas mano darbui, aš supratau, kad joje man trūksta judesio, joje trūksta kažkokios dinamikos ir tai pradėjau ieškoti ir atradau šokio judesio terapiją. O kadangi šokis judesys, jisai iš savaime veda, šokis suteikia žmogui judesį gyvenime, keliaujant, tyrinėjant, kadangi instrumentas, kuriuo tyrinėjai save yra kūnas, tai kūnas tampa toksai kalbantis ir vedantis ten, kur turi pasisemti vienokios ar kitokios žinios. Tai aš galėčiau sakyti, kad mane vedė intuicija ir kūnas ir mano smalsumas. Smalsumas žinių per patyrimą. Ne šiaip savo žinių, per patyrimą. Man įdomu patirti. Taigi ir iš savo praktikos, jau dabar 23 metai, kai aš praktikuoju įvairias terapinės kryptis, konsultavimą, darbą grupėse, seminarų vedimą, individualiai, aš supratau, kad reikia turėti tą spektrą įvairių terapinių krypčių, todėl kad žmonės yra skirtingi. Ir šiandien, kai tiek daug visko yra tam terapiniam pasaulyje, tai integracija yra neišvengiama. Vienam žmogui tinka kalbėtis, kitam žmogui tinka save išreikšti per garsą arba atrasti save per judesį. Aš esu atradusi, kad tai integracija ir turėjimas skirtingų instrumentų labai praplečia galimybės darbe su žmogumi. Tai kažkaip taip natūraliai dėliojosi, kad kūnas vedė, smalsumas vedė, mano archetipai mane vedė ir aš esu ten, kur esu. Kiekvieną kartą galbūt savo pasakau, kad užtenka jau mokytis, bet aš viską praktikuoju, visada viską pritaikau, visada su viskuo dalinuosi su žmonėmis, kurie ateina į mano erdvę. Menstruacijų ciklo dovanos, kūrybinės, gyvybinės, dvasinės ir galima daug taškį padėti. Tai yra ta tema, kuri iš tiesų labai svarbi kiekvienai jaunai moteriai. Ir ne tik jaunai, visoms moterims svarbi ta tema. Ir ši tema man susikonstravo ir remiantis visą mano patirtimi ir manau, kad tai yra pats geriausias toksai sukurtas produktas tam, kad moteris pasisavintų informaciją ir per protą, per žinią ir per patyrimą, leisdama savo iššokti ir gauti žinią iš kūno. Ir tuo pačiu tame gali egzistuoti ir meditacija, ir jeigu mes kalbame apie realų formatą, gyvą, tai gali būti
labai daug praktikų supinta vieną vietą. Tai, man atrodo, tai tokia turtinga programa, kuri leidžia save pažinti tam, kad gyvenimas moterystėje taptų sąmoningesnis, kūrybiškesnis ir lengvesnis. Tai ši tema yra integruota skirtingais patyrimais, galbūt nuotoliu tai išsigrynina kaip į teoriją ir praktiką ir kitus pamąstymus arba namų darbus, pabuvimus su savimi, stebėjimus savo kūno, stebėjimus savo emocinių būsenų ir talpina 4 archetipus, kurie labai struktūruoti ir jeigu aš kalbėjau save šiek tiek plačiau archetipinę prasme, tai moterim šitoj programai, kad būtų aiškus kelrodis, mes remsimės tik tai 4 archetipais, kurie padės, net ir toms, kurios niekada nesusipažinę su archetipais, išjausti pagrindinius, bazinius archetipus, kurie arba miegantis yra viduje, tokie pasyvūs, arba aktyvūs, veikia moters, merginos gyvenimą. Tai galima sakyti, kad tai yra teorija, kuri remiasi savęs pažinimu menstruacinėme cikle. Tuomet yra 4 archetipai, kurie padeda pažinti save kaip moterį, praplėsti savo diapazoną ir per daug ten neišsiplečiant, o taip labai struktūruotai. Ir tų archetipų pajutimas per kūną, per savęs stebėjimą gyvenime. Taip galėčiau atsakyti, jeigu taip konkrečiau apie šitą kursą, kurį mes tyrinėsim kartu. Visuomet turbūt pasirinkimai ateina iš patyrimų gyvenime. Mano gyvenime taip susidėliojo, kad aš turėjau atrasti kažką daugiau negu teoriją, tam, kad turėčiau aišku labai pagrindą pati, ant kurio galėčiau tvirtai stovėti, padėti sau, padėti vaikams ir padėti žmonėms, kuriems man visuomet norėjosi kažkaip padėti. Nesigilindama gal per daug į smulkmenas, pasakysiu, kad turbūt kiekvienas iš mūsų turim tam tikrą savo misiją, kurią gyvenime mums lemta nuveikti, išpildyti. Man ta misija buvo pažinti save ir pažinti žmogų. Ir padėti žmogui ir sau per savo patirtį padalinti su tais metodais, tom terapiniam kryptim, kurios labiausiai efektyvios. Gyvenimas atvedė į tą vietą. Iššūkiai. Buvau jauna, man buvo 27 ir gyvenimas man davė dovanų vaikų, kurie atėjo į mano gyvenimą jau paaugę, paaugliukai. Davė vaikų taip, kad galėčiau pasirūpinti jais kaip mama. Ir būdama jauna ir gavusi dovanų vaikus, kurie atėjo kartu su vyru į mano gyvenimą, aš neturėjau patirties tiek, kiek man reikėjo. Ir labai greitai reikėjo įsisavinti, kaip būti ta mama nesaviems vaikams. Kaip išgyventi tokį pilnatvišką gyvenimą. Ir aš supratau, kad nieko kito nebus, kaip turiu įgyvendinti savo troškimą būti praktinė terapeutė, psichologė, kaip tik pradėti nuo savęs ir pradėti studijuoti kažką praktiško. Taip atsirado praktinė psichologija, kuri buvo paremta 80% praktikos ir 20 teorijos. Taigi jaunystėje man davė gyvenimas 3 vaikus per vieną dieną. Turint vieną jau dukrytę,
savo gyvenime ir jie buvo skirtingo amžiaus. Vienam buvo 3,5, mergaitė ir berniukas vyresni buvo paaugliai, bet skirtingo paauglystės amžiaus. Berniukas buvo tokio amžiaus, kuriam aš būčiau per jauna būti mama. Taigi tas iššūkis mano gyvenime man sukūrė situaciją, kur aš supratau, kad vieną dieną galvojau, kad dabar jau aš tikrai negaliu studijuoti tai, ko noriu, nes reikės būti mama ir atsiduoti 4 namuose esantiems vaikams. Bet po savaitės aš supratau, kad aš turiu būti išmintinga mama, sąmoninga mama vaikams, kuriuos turbūt nepaprasta bus ir auginti ir man taip greitai užaugti į mamą, todėl mano pasirinkimas buvo toks neišvengiamas. Mano gyvenimas atvedė į tą vietą, kur aš neišvengiamai turėjau pasirinkti kažką labai praktiško ir stipraus. Nes galite įsivaizduoti savo gyvenimus ir jeigu per vieną dieną jūs tampate, būdama vieno vaiko mama, tampate 4, tai reikia kažką daryti. Visų pirma, reikia daryti kažką su savimi. Tai tokia įdomi mano istorija. Tada buvo 27 metai. Taip. Ir tada tu gauni 2 paauglius. Taip. 3 metukų. Taip. Ir mano dukrytei tuomet buvo gal kokie 7, kažkas tokio. Žodžiu, buvo labai, labai didelis spektras patyrimų ir labai ryškus gyvenimo įvykis, kai turėjau tapti didžiąją mamą, bet ta didžioji mama nusprendė tapti didžiąją praktikę tuo pačiu. Taip, kad tos patirties, kai būti moterim ir gyventi su tais archetipais, kurie leidžia praplėsti savo diapazoną, ne tik būti mama, bet būti ir būti savimi, būti smalsia studentė, būti kūrėja, būti žmona, būti keliautoja, man atsibudo greičiausiai irgi panašiu tuo laikotarpiu, nors gali būti gal ir tuomet labiausiai ryškiausiai atsiskleidė, kai vis dėlto visi vaikai išaugo. Ir tuomet atsivėrė visos galimybės, visas platus spektras patirti save vėl naujai, nes man atrodo, kad aš per anksti tapau tokia rimta mama. Tai dabar galiu būti šiek tiek ir išdykusi moterim. Ar bent jau tada prieš kažkiek tai metų. Iš tiesų, turbūt aš esu palaiminta moterų buvimu mano gyvenime, bet tai yra tam tikras burbulas, aš manyčiau, kad į mano erdvę ateina ypatingai kūrybiškos, smalsios, norinčios transformuotis, tobulėtis moteris. Ir čia man ir dovana, ir iššūkis tuo pačiu, ir kažkuria prasme man toks mokytojystės galbūt iššūkis, nes šiaip aš nesijaučiu ypatingai mokytoja, bet moteris atėję į erdvę ieškoti savęs arba gyvenančios tokiam iššūkį nepasitenkinimo arba liūdesio, nesėkmingų santykių, visokio įvairiai tokiai problematikoje, laikui bėgant jos tampa mano kolegėmis. Tai reiškia, kad transformuojasi, keičia specializacijas, nueina kūrybiniu būdu ir aš turiu didelį kolegių terapeučių ratą, su kuriomis kažkada startavom, susitikę paprastai, arba terapiniam santykiai, arba užsiėmimų erdvėje. Tai esu palaiminta tuo, kad daugybė moterų terapeučių yra tos mano bendrakeleivės, su kuriom ėjom, kurios atėjo į ratą, kurių skleidimąsi mačiau, žiūrėjau. Tai aš pažįstu didžiąją dalimi tas moteris, kurios labai gražiai išsiskleidė ir transformavosi, turėdamos
smalsumą ir ryžtą su mano palaikymu, kažkada tai vedimu, išaugo į dailės terapeutės, šokio judesio terapeutės, muzikos terapeutės, nuėjo jogos keliu, meditacijų keliu. Mano yra toks uždavinys, ką pastebėjau, padėti moteriai pamatyti tą potencialą. Ir kadangi aš esu ir renginių organizatorė, turiu omenyje, bendrauju su tam tikrais mokytojais, kartais pasikviečiu, tai padėti ateiti į tą vietą, kur gali tapti tuo, ko nori tapti. Tai aš esu tokiam burbule, kur aš susiduriu su tokiamis moterimis, apie kurias pasakojau. Į šį ciklą dažniausiai ateina moteris, kurios vienaip ar kitaip turi tam tikrą neigiamą patirtį. Visų pirma, nemažai moterų ateina, gana jaunų moterų, kurios negali pastoti, kurios turi sudėtingumą tapti mamomis. Tai joms aktualu išjausti save, pažinti save giliau ir prisipildyti tą šokio energiją, gyvybinę energiją, nes mes kalbam apie moteriško ciklo dovanos. Taip išjausti savo kūną, taip pažinti, kad jausti, kada aš esu vaisinga, kada aš pasiruošusi ovuliacijai, kas vyksta manyje, išplėsti tą jausmą kuo labiau, kad jis sudarytų galimybės tapti mama. Ateina ir kitos moteris, kurios nualinusios savo kūnus nors būdamos jaunos, bet užsibrėžusios tiek tikslų, kad pamiršusios save. Užsibrėžusios, pavyzdžiui, įsigyti būstą ar tapti specialiste. Ir tuomet siekdamos rezultatų pamiršta save, pamiršta rūpinti savo kūnu, pereina į vyrišką energiją ir aišku išsibalansuoja tie moteriški hormonai, nėra pojūčio savęs kaip moters. Galima sakyti, kad kartais netgi galima pajausti tokį moteris ir pasisako, kad jaučiuosi išdžiūvusi, pavyzdžiui, kaip žemė, ar ne? Nors jauna moteris, bet jos kūnas nederlingas, todėl kad tas žemiškas pradas, labai stiprus, sustiprinantis kūną, bet ta moteriška tėkmė, ji tokia išdžiūvusi vaga ir todėl vanduo nepamaitina to žemės ir nesudaro moteriai galimybių išjauti save. Siekti rezultatų yra gerai, bet turėti harmoniją tarp moteriškumo ir tarp vyriškos ir moteriškos energijos tai yra labai svarbu. Ir gilinimasis į moteriškus ciklus jis padeda atpažinti ir archetipinė prasme ir tiesiog galų gale atsisukti į savo kūną ne kaip instrumentą tokį darbinį, bet į savo kūną kaip į šventovę. Į savo kūną kaip tą instrumentą, kuris svarbus kiekvieną dieną. O kaip išjausti tą ciklą, kuris vyksta kiekvieną mėnesį pasikartojamai tam tikrom bangom, jeigu visas dėmesys yra nukreiptas į išorę. Tai aišku, kad moteriai reikia sustoti. Ir atėjus į erdvę, kurioje jinai turi galimybę sustoti, ar klausantis, apsisprendus pažinti save, tas sustojimas yra būtinas. Nes daug dalykų reikia suharmonizuoti savyje tam, kad vėl taptum derlinga. Kitos moteris ateina galbūt turėdamos skausmus, skausmingas menstruacijas ir norėdamos jas suignoruoti, norėdamos jas užgerti vaistais, pasiryžusios naudoti kontraceptinės tabletės, pasiryžusios su hormonais kažkaip savo sveikatą atstatyti, nes jų kūnas yra išvargintas didelių priešmenstruacinių skausmų, menstruacinių skausmų. Kartais tai būna tiesiog iš kartos į kartą perduodama, o kartais tai vėlgi tas išsiderinimas moters viduje, kai protas ir kūnas ne viename yra. Kai mintis prieštarauja natūraliems kūno poreikiams, galų gale savo ramybei,
poilsiui, sveikatai. Kokių dar moterų ateina? Moterų, kurios tapusios per anksti, per jaunas labai rimtomis ir labai nuėjusios į tą motiniškumo aspektą. Ir kartais tai irgi trukdys į tokį harmoningą, lengvesnį gyvenimą, nes tokios moteris yra akcentuotos surasti partnerį, turėti vaikučių. Ir tai irgi gali būti kliūtis per didelę motinystę, nes tuomet santykiai vėlgi išsibalansuoja, nes moteris jau iš pirminių savo žvilgsnių žiūri į vyrą kaip į tėtį, o ne kaip į mylimąjį. Taigi tuomet reikia irgi atstatyti tą balansą tarp mylimosios, tokios jaunatviškos energijos, truputėlį sumažinant tą motinos archetipą, pakviesti į gyvenimą mergelę. Bet kokiu atveju moteris ateina tyrinėti savęs, bet būtų labai svarbu, kad ateitų tos, kurioms iš tiesų labai reikia pažinti save tam, kad jų ketinimai gyvenime realizuotųsi. Nesvarbu, ar tai per daug moteriška moteris, jai reikia pakviesti daugiau vyriškos energijos, ar taip yra per daug vyriška moteris ir jai reikia balansuoti su moteriška sustiprinant energiją, ar tai yra per daug rimta moteris, jai reikia tokio lengvumo, jaunatviškumo pakviesti, ar tai yra moteris, kuri nukirpusi savo šaknis su savo mama ir su savo prosenelėmis, senelėmis, kuri net nenori pagalvoti apie menstruacijų ciklą, nes viską daro, kad to nejaustų. Tai gali daryti įtaką ir tam tikri pasirinkimai, kaip specialybiniai pasirinkimai gyvenime, ar moteris šokėja, ar moteris plaukikė, ar moteris siekianti kažkokių rezultatų, kur menstruacijų ciklas yra nepageidautinas, kur negali išjausti savęs ir savo ciklo buvimo, todėl kad specialybė, darbas reikalauja būti visuomet pasiruošusi, siekti kažkokio rezultato arba parodyti rezultatą. Tai labai platus tas spektras, nes jūs žinot, kad mes esam visos skirtingos ir visos norime būti laimingos. Bet tos priežastys, jeigu labai gerai pažiūrėsime, tai slypi tame, kad mes arba turim ryšį su savo moteriškumu, ar pripažįstam tą vyrišką energiją savyje, ar turim balansą, ar neturim balanso. Ir kai neturim balanso, tiesiog ateina laikas į jį pasikviesti į savo gyvenimą. Ir moteriškų ciklų dovanos, menstruacijos ciklų dovanos, tai yra tiesiausias kelias, tai yra 10, į kurį jūs galite pataikyti.